Tai laba diena. Mes pradedam antrą mokymų dalį, kurioje mes rodysim, kaip jau dirbti jūsų dokumentų valdymo sistemoje, kokie nauji funkcionalumai yra atsiradę. Aš esu Jurga Ausputė ir esu iš įmonės PricewaterhouseCoopers. Tai, ką mes šiandien parodysim, mes demonstruosime jums gyvai jūsų dokumentų valdymo sistemoje dvi paslaugas, kurios buvo sukurtos testinėje aplinkoje. Diegėja šitas paslaugas sukonfiguravo, jas ištestavo ir mes turime testinę aplinką su šiom dviem paslaugom. Tai aš iliustruosiu jums pilną ciklą, kaip atrodo nuo užsakymo VISPE, kaip atrodo darbas DVS ir kaip atrodo jau pateikiamas atsakymas. Tai galbūt dar yra naujų žmonių, kurie nedalyvavo tiesioginiuose mokymuose, kuriuos mes vykdėme visose savivaldybėse. Tai tiesiog kelios informacija į minutės labai trumpai. Tai nuo šiol, teikiant elektroninės paslaugas pagal jūsų savivaldybės pasirinktą sąveikumo būdą, visi veiksmai bus atliekami jūsų dokumentų valdymo sistemoje ir kad tai būtų galima padaryti, buvo realizuotos integracijos tarp VISPO ir jūsų dokumentų valdymo sistemos. Tai čia mes matome realizuotus integracinius taškus, tiesiog informacijai, kokiais duomenim būtent keisis jūsų dokumentų valdymo sistema ir pats VISPas. Taigi, jeigu mes žiūrėtumėm VISPO dalį, štai čia informacija išeinanti iš VISPO, tai mes gauname prašymo duomenis į savo dokumentų valdymo sistemą, gauname patikslintus prašymo duomenis, jeigu mes esame paprašę patikslinti kažką tai. Taip pat iš VISPO mes gauname informaciją apie atliktą mokėjimą už paslaugą ir gauname informaciją apie paslaugos nutraukimą, jeigu tiesiog praeina laikas, pareiškėjas mums nepatikslina ar tai nesumoka laiku. Ir dokumentų valdymo sistema siunčia kokią informaciją į VISPą, tai aišku, teigiamą arba neigiamą atsakymą. Galime paprašyti patikslinti duomenys VISPE. Taip pat DVS siunčia informaciją apie tarpinę paslaugos vykdymo būseną. Galime iš savo dokumentų valdymo sistemos vėlgi paprašyti apsimokėti už paslaugą. Ir aišku, jau pateikėme patį paslaugos rezultatą. Tai čia informacijai, tie, kurie nedalyvavo tiesioginiuose mokymuose, kokiosgi paslaugos persikėlė, tai jų yra 65. Kairiai pusėje tai yra verslo paslaugos, tai leidimai, licenzijos alkoholiui, tabakui, viešoji tvarka ir renginiai. Tai tokių yra 23. Ir dešiniai pusėje tai yra savivaldybių administracinės paslaugos dažniausiai teikiamos, tai jų turime 42. Tai kaip mano kolega jau ir minėjo detalius aprašymus, kaip tos paslaugos atrodo, kokiu dokumentų iš pareiškėjų bus prašoma, kokia informacija iš registrų bus surenkama, tai jūs greitų metu gausite, jums bus pateikti paslaugų analizės ir projektavimo dokumentai ir taip pat jau greitai labai testuosite paslaugas savo dokumentų valdymo sistemose. Tai tada šiek tiek informacijos apie paslaugas, kurias mes šiandieną demonstruosime gyvai. Tai jų yra, kaip minėjau, dvi. Viena yra pirmoji paslauga leidimai važiuoti didžiagabaritėmis ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis savivaldybės keliais. Tai šitą paslaugą gali užsisakyti juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, įgalioti asmenys juridinio asmens arba fizinio asmens ir užsienio asmenys. Ir ši paslauga yra mokama išduodant leidimą, tai yra jau priimant sprendimą išduoti leidimą, arba vienu atveju, kada mes išdavinėjam tik tai vienkartinį leidimą, tai yra ne mėnesinį ar ne metinį, tai toks leidimas vienkartinis yra mokamas dar prieš sprendimo priėmimą. Tai yra priimant sprendimą, kitais atvejais tai yra išankstinis mokėjimas. Jau prašoma pateikiant užsakymą apsimokėti. Ir pareiškėjas gali rinktis bet kurią savivaldybės instituciją, kai šitą paslaugą užsisako, vis išsirenka savivaldybę. Ir koksgi rezultato
kokia rezultato forma ir pateiktis. Tai kaip matome pranešimą apie išduotą leidimą mėnesiui arba metams, mes pateikėme VISPE, kad toks leidimas yra išduotas, arba jeigu neišduodamas leidimas, tai yra toks popierinis raštas numatytas ir jį reiktų jau atsiimti savivaldybės institucijoje. Tai tada mes pereinam į gyvą demonstraciją ir jungiamės į VISPą. Vėlgi mes naudojame testinį asmenį Mindaugą Mikulėną. Tai einame į paiešką paslaugos ir tada susirandam šią paslaugą demonstruojamą. Tai čia jinai yra viena iš populiariausių, tai mes galim iš karto ir rinktis. Ir čia šiuo atveju mes ją užsakom į Labis dokumentų valdymo sistemą, tai yra testiniai aplinkoje toks vaizdas matomas, o kaip prasidės realus paslaugų teikimas, tai aišku, pareiškėjas rinksis jau savivaldybę konkrečią. Tai čia spaudžiame sutinku. Ir tada pasirenkam tiesiog tipą, kad mes norime leidimo, vienkartinio, tarkim. Ir tada spaudžiame tęsti. Vėlgi čia greitai suvesime informaciją, kokios mūsų prašo apie maršruto pradžią. Tai tarkim, mes važiuojame iš Vilniaus, Geležinio Vilko, pavyzdžiui, gatvės. Namą įvedam. Tarpinis adresas, tarkim, Utena. Gatvę įvedam. Ir maršruto pabaiga, tarkim, Zarasai. Gatvė vėlgi suvedama. Nuo kada jisai planuoja važiuoti įvedam, tarkim, nuo Liepos 9. Ir tada jau pradedame vesti informaciją apie transporto priemonę. Tai čia mes pasibandymui vedam gal netikslę informaciją. Pareiškėjas jau patiks taip, kaip iš tikrųjų yra. Valstybinį numerį įvedam. Tarkime, ilgis 20 metrų, plotis 3, aukštis. Vėlgi įvedam, krovinio svorį įvedam. Faktinę masę pakrautos priemonės, krovinio pavadinimą, tai tarkim mes vežam medieną. Krovinio dalių skaičius, tai tarkim 1, ašių skaičius 1, čia galima toliau turim suvesti informaciją apie ašis, tai tiek, kiek ašių įvedėm čia, tai ir čia tiek turi būti užpildota laukų, kiek ašių duomenų laukų, tiek ir čia turi būti ašių grupių užpildyta. Tai tarkim varančioji pasirenkam, ašių grupės, tarkim 2, apkrova įrašome. Atstumą, kitą informaciją. Čia galima įkelti kažkokius tai dokumentus papildomus ir sutinkam už duomenų teisingumą, patvirtinam sutikimą ir spaudžiame tęsti. Čia galima pasitikrinti duomenis, ar viską tikrai teisingai ir taip suvedėm ir spaudžiame užsakyti. Taigi paslauga yra užsakyta, matom, būsena pasikeitė, dabar prasidės duomenų patikrinimas, registruose bus surenkama informacija. Tai gal aš dar nepaminėjau, su kokiais registrais yra tikrinama. Tai sutikrinimas vykdomas šiuo atveju šiai paslaugai su
gyventojų registru. Kadangi mes turim fizinį asmenį, tai yra kreipiamas į registrą ir patikrinama jo asmens kodas. Jeigu jisai yra toksai, sutampa, tada jau surenkama informacija apie mūsų asmenį. Tai galim dar atsidaryti, pasižiūrėti, kokia tai informacija. Taigi, čia yra iliustruoti tiesiog duomenys, kokie yra gaunami iš registrų. Tai mes turime šiuo atveju gyventojų registrą, kaip minėjau, siunčia į registrą mokėtojo asmens kodą ir gauname tokius duomenis. Pareiškimo gimimo datą, vardą, pavardę ir taip toliau. Jeigu tai būtų fizinis asmuo, tada būtų jau tikrinamas jo juridinio asmens kodas ir surenkami štai čia išvardinti duomenys apie juridinį asmenį iš registro ir pas jūs atkeliautų kaip registro išrašas, tiesiog kaip prisegtas failas patikros. Ir taip pat dar yra integracija su kelių transporto priemonių registru. Tai čia mes tikrinam transporto priemonės identifikacinį numerį ir tada gauname iš registro vėlgi visą eilę duomenų apie šitą transporto priemonę. Tai tokie duomenys yra surenkami iš registro, mes galėsime dar pažiūrėti. Tai grįžtame į VISPą ir atsinaujiname informaciją. Taigi jau duomenų patikrinimas įvyko, iš registro informacija yra surinkta. Ir dabar jau jungiamės prie jums labai aktualios dalies, tai mes prisijungiam prie Labio dokumentų sistemos ir žiūrim, kokį vaizdą mes ten matome, jau kaip specialistui matomas vaizdas. Taigi mes įsijungiam į Labis dokumentų valdymo sistemą ir kas paminėtina, kad atėjus paslaugos užsakymui iš VISPO, DVS Labije yra automatiškai suformuojamos jau užsakymo vykdymo užduotys. Ir kai yra priskiriamas dokumentų valdymo sistemoje vartotojas prie užsakymo vykdymo užduoties, šitas vykdytojas iš karto yra informuojamas apie jam sukurtą užduotį elektroniniu paštu. Tai iš tikrųjų yra labai patogiai viskas padaryta, tiesiog specialistas gauna elektroninį laišką, ten yra nuoroda į užduotį, jisai eina ir ten jau pradeda šitą užduotį vykdyti. Tai šiuo atveju mes šito laiško negalime pademonstruoti. Tiesiog, ką dar paminėčiau, kad užduotį galime susirasti štai čia pranešimų lange, jinai iš karto turėtų atkeliauti ir būti matoma tiesiog čia labai šiuo metu testinėje aplinkoje daug užduočių yra prikurtų. Dar galima pasižiūrėti užsakymą jau užduotyse, vykdomos užduotys grupėje. Arba dokumentuose, štai čia mes turime grupę specialią elektroninės paslaugos, elektroninių paslaugų užsakymai. Tai 3 vietos, kuriuose galima pažiūrėti apie atėjusią užsakytą paslaugą. Tai diegėjas rekomenduoja visada darbą vykdyti per vykdomas užduotis. Tai mes keliaujam tada į mūsų vykdomas užduotis ir štai matome, kad neseniai 15:14 čia pats naujausias užsakymas atėjo leidimas važiuoti didžiagabaritėm, užsakymas paslaugai būtent suteikti leidimą važiuoti didžiagabaritėm priemonėm. Tai tada mes atsidarome pačią užduotį ir čia matome 3 korteles. Viena kortelė, kurią mes matome, tai čia yra pagrindinė informacija pateikiama apie užduotį, tai užduoties numeris, grupė. Ši užduotis priklauso elektroniniai paslaugų grupiai. Pavadinimas, kas mums pateikė, prioritetas vidutinis, tai čia taip jau nustatyta dokumentų valdymo sistemoje, vėlgi galima tai pasikoreguoti, jeigu yra poreikis, darbo kalendoriuje pasižymėti.
Ir matome pradžios laiką ir pabaigos laiką, būtent kiek mes laiko turime atsakyti į pateiktą užklausą. Toliau mes galime atsidaryti detalesnę informaciją būtent užduoties rezultatų lange. Tai mes einame į šį langą ir matome štai čia antraštę, leidimas važiuoti didžiagabaritėmis priemonėmis. Ir štai čia matom svarbų momentą, tai yra kortelės numeris. Būtent dokumento kortelėje ir yra pateikiama visa informacija apie mūsų pateiktą užsakymą. Tai mes keliaujam į dokumento kortelę, ją atsidarom ir tada jau matome išsamią informaciją apie mūsų užsakytą paslaugą. Tai kaip matom, kokia paslauga, kada jinai pateikta. Štai čia matosi numeris paslaugos užsakymo, kuris yra VISPE suformuotas, tai yra paslaugos unikalus numeris. Pareiškėjo matome, registrą iš kur atkeliavo, kam priskirta šita paslauga. Ir kitą visą informaciją matome, dokumento būsena, labai svarbus taip pat langas, laukas, kurioje mes matome, kaip keičiasi pati būsena. Tai jeigu mes paprašysim patikslinimo, automatiškai šita būsena pasikeis ir matysime, kad dokumentas laukia patikslinimo. Kada mes gausim patikslinimą, pasikeis būsenai patikslintas. Kai mes paprašysim apmokėjimo, vėlgi būseną matysim, kad dokumentas laukia apmokėjimo, gavę apmokėjimą matysim, kad apmokėtas ir kai bus užsakymas įvykdytas, kad yra įvykdytas. Tai būsenas visada galima pasitikrinti per šitą būtent langą. Toliau matome svarbę informaciją, tai yra mokėjimo informacija. Tai čia galimi vėlgi 3 scenarijai. Mūsų paslaugos gali būti nemokamos, jos gali būti apmokėtos iš anksto, kada jos yra mokamos jau užsakymo metu, teikiant prašymą, arba gali būti apmokamos tada, kada mes išdavinėjom leidimą, tiesiog kaip priimant sprendimą. Tai šiuo atveju mes matome mokėjimo informacijos kortelėje įrašytą skaičių, o visi kiti langai, kaip matome, yra tušti. Ir ką tai reiškia? Jeigu mes matome įrašytą skaičių kitus langus tuščius, reiškia, kad šita paslauga yra mokama sprendimo priėmimo metu, už ją dar nėra sumokėta ir mes turime paprašyti užsakovą mūsų užsimokėti. Jeigu mes nematytume šito skaičiuko, mokesčio lange lauke būtų nieko neįvesta, tai reiškia, kad paslauga sukonfigūruota taip, kad jinai yra nemokama ir mokėti mums nereikia prašyti. Dar trečias scenarijus galimas, kada matysim visus šitos mokėjimo informacijos laukus užpildytus. Apmokėtą sumą, mokėjimo būseną. Tai reiškia, kad apmokėjimas jau yra įvykęs, mūsų pareiškėjas apmokėjo, mes jau gavome mokėjimą. Tai toks svarbus momentas atsiminti tuos 3 variantus mokėjimo informacijos, čia jūsų patogumui. Ir toliau dar, ką mes matome šitoje dokumento kortelėje, tai prisegtus failus, kurie atėjo kartu su prašymu. Tai čia matome pateiktą prašymą suformuotą mūsų, tai mes jo gal neatsidarinėsim, tiesiog ten yra užpildyti visi laukai, kuriuos jis suvedė VISPE. Toliau mes matome išrašus suformuotus iš gyventojų registro ir kelių transporto priemonių registro. Tai yra patikrų rezultatai. Taigi mes matome, kad čia yra įvestas skaičius, mokėjimo būsena dar jis yra neapmokėtas, tai šiuo atveju aš tada pademonstruosiu, kaipgi mes paprašome apmokėti už šitą paslaugą. Tai pagrindinis toks elementas, kaip visą tai padaryti, funkcija, tai jums jau turbūt gerai pažįstama, kaip informavo diegėja šitą taip vadinamą burtų lazdelę, kuri reiškia, kad kūrėme naują dokumentą. Ir čia matome atsiradusi naują eilutę elektroninės paslaugos.
Ir čia ją išskleidę galime paprašyti patikslinti šitą dokumentą, galime paprašyti apmokėti, galime paprašyti atšaukti patikslinimą arba atšaukti apmokėjimą, jeigu mums to reikėtų. Tai šiuo atveju aš demonstruoju, kaip mes prašome apmokėti. Spaudžiame apmokėti ir iš tikrųjų labai paprastai pakomentuojame, prašome apmokėti. Ir nurodome terminą, iki kada apmokėjimas reikalingas, tai, pavyzdžiui, Liepos 9. Ir tada saugoti, uždaryti, spaudžiame ir šitą informaciją jau iškeliauja į vispą, ir automatiškai suformuojama mokėjimo užduotis su ta suma, kuri buvo įvesta prie mokėjimų kortelės. Tai 10 eurų. Ir štai mūsų pranešimas jau iškeliavo, mes suformavome pareiškėjui mokėjimo užduotį. Tai mes tada galime tai pažiūrėti, atsinaujinę langą užduoties mes tada matysime pasikeitusią būseną, kad dokumentas laukia apmokėjimo. Tai mes keliaujame į mūsų pareiškėjo sritį ir čia atnaujiname vaizdą. Kažkodėl mūsų apmokėjimas neatkeliauja. Štai, pagaliau užtruko šiek tiek turbūt, kol suvaikščiojo informacija, kol sistemos apsikeitėm duomenim. Ir mūsų pareiškėjui susiformavo apmokėjimo užduotis, kurią siuntė dokumentų valdymo sistema. Ir čia vėlgi vykdymo istorijų taip pat galime matyti ir mes tada spaudžiam, kad reikia apmokėti. Ir mes čia testinėje aplinkoje tiesiog banko emuliatorių simulacinį apmokėjimą naudojame. Taigi dar atnaujiname duomenis, kad viskas pereitų į dokumentų valdymo sistemą. Ir matome, kad jau pasikeitė būsena, patvirtinimas apie apmokėjimą, užsakymas yra nagrinėjamas, tai vėlgi jau institucijos pusėje prašymas. Mes tada vėlgi spaudžiame dokumentų valdymo kortelę, einam iš naujo, atsidarom. Tai turbūt reikėtų, čia vis tiek daugiau laiko realybėje užtruks, tai vėlgi tą pačią užduotį susirasim, ten spausime, ant užduoties atsidarysim kortelę. Tai kaip matome, jau prie mūsų dokumento kortelės pateikta informacija apie pasikeitusią dokumento būseną. Mes jau gavome apmokėjimą. Ir galime pasižiūrėti štai čia mokėjimo informaciją, kaip matome, jau tas variantas, kurį aš minėjau, užsipildo visi šitie laukai, payment complete, mokėjimas atliktas, mokėjimo būsena apmokėta ir apmokėta suma, tai yra 10 eurų. Ir mokėtojas čia dar turėtų atsirasti mokantis asmuo. Tai Mindaugas Mikulėnas, va čia matome. Ir dabar, tarkim, mes patikrinom jau visus dokumentus, štai čia atsidarė prašymą, išrašus, jeigu tai būtų ir prisekti failai, patikrinom, tarkim, mes dabar jau galime priimti sprendimą. Tai kaip visa tai vykdoma? Tai yra dvi
galimybės tai padaryti, tai galima vėlgi atsidaryti šitą stebuklingą burtų lazdelę ir spausti, sukurti dokumentą šio dokumento pagrindu. Tai vėlgi labai svarbu, kaip mes teikiam atsakymą, kad būtent tai pateiktumėm, nes kitu atveju mūsų atsakymas tiesiog į Vispą neiškeliaus. Tai čia yra galimybė atsakyti, tiesiog pasirenkant atsakymas variantą. Bet jeigu mes dirbsime per šitą burtų lazdelę pateikinėdami atsakymą, tai mums reikės rankiniu būdu uždarinėti, užbaiginėti užduotį, todėl aš parodysiu dar kitą būdą, kaip tai galima padaryti, kad viskas vyktų automatiškai. Tai atsakymą galima teikti iš pačios kortelės. Tai mes grįžtame į dokumento kortelę, tą pradinis vaizdas ir štai čia prie operacijų mes matome atsirado nuorodą, kuri visada aktyvi, tai yra sukurti dokumentą. Tai mes spaudžiame sukurti dokumentą. Čia atsiranda tie patys 3 variantai ir mes pasirinkam variantą atsakymas. Vėlgi tai labai svarbu pasirinkti šitą variantą, kad mūsų atsakymas iškeliautų į Vispą. Mes pasirinkam siųstime atsakymą. Ir jau čia formuojame atsakymo pranešimą. Tai, tarkime, antraštė suteikiamas leidimas važiuoti didžiagabaritę priemonę. Dar kitas svarbus momentas, tai yra išsirinkti, koks tai bus atsakymas, atsakymo tipą nurodyti. Tai mes turime 2 alternatyvas, arba teigiamas, arba neigiamas atsakymas. Tai visais atvejais yra tas pats variantas, tie patys 2 variantai, tai tarkim mes jam suteikiame leidimą, išsirinkame teigiamas atsakymas, vėlgi matomas šitas numeris, tai iš Visp atėjusio užsakymo numeris, pagal kurį tiesiog galime pasitikrinti, užsifiltruoti dokumentus, jeigu būtų toks poreikis. Vėlgi čia galima apačioje prisekti atsakymą pareiškėjui, tai tarkim mes galim ir prisekti jį. Kažkoks tai dokumentas būtų leidimas. Ir kitas svarbus momentas, kaip išsiųsti atsakymą į Visp, kad jisai būtų matomas pareiškėjui. Paskutinis momentas, tai yra šitą atsakymą užregistruoti registre. Tai mes išsirenkame registre, štai čia yra registras dokumentų ir mes išsirenkame, kad mes šitą dokumentą registruojame elektroninių paslaugų registre. Tai mes spaudžiame pasirinkti ir štai čia pažymime pasirenkam. Tai kaip matome, jau atsirado registras ir registracijos numeris, štai šitas laukas, dokumento registracijos numeris jau atsiras elektroniškai, kada mes paspausime saugoti ir uždaryti. Tai kol mes nenurodėme registro elektroninių paslaugų, tol mes galime šitą dokumentą siūsti kitam peržiūrinėti, su juo dirbti. Jeigu būtų kažkokie tai tarpiniai dar rezultatai reikalingi, ar įsakymą parengti, ar kažkokį tai kitą dokumentą, tai čia standartinė dokumentų valdymo funkcija, jūs rengiate kaip standartinį dokumentą ir jį galima susisieti su užsakymo dokumentais. Tai jeigu taip reikėtų, tiesiog paprastą susijimą padarome. Ir kada jau siunčiame atsakymą į Vispą, mes šitą dokumentą turime užregistruoti registre elektroninių paslaugų. Ir tai jau bus paskutinis žingsnis ir negrįžtamas, mes negalėsime šaukti išsiųsto rezultato. Ir mes užregistravę registre siunčiame saugoti, paleisti ir uždaryti. Viskas, mes išsiuntėme atsakymą. Dabar dar tada pademonstruosiu, kaip mes galime pasitikrinti, ar tikrai atsakymas išėjo į Vispą, kad būtumėm tikri.
tai mes galime įeiti į tą pačią vykdomą užduotį ir pasitikrinti kortelį, ar pasikeitė būsena, ar atsinaujino. Tai einam vėlgi rezultatai, dokumento kortelė ir pasižiūrime, kokia yra būsena. Būsena dar kažkodėl tai jis nepasikeitė, turi pasikeisti. Į pabaigtas. Dar kita alternatyva pasitikrinti, tai yra eiti į administravimas sritį ir čia yra įvykių žurnalas. Ir štai čia yra pateikiama, registruojamos visos operacijos perdavimui vis per dokumentų suderintuvę. Tai kaip matome, ką tik įvyko prieš kelias minutės operacija ir jinai įvyko sėkmingai. Tai pasižiūrime, ar tikrai atkeliavo pas pareiškėją atsakymas ir kaip jis mato jį. Tai mes vėlgi grįžtame į Mindaugo Mikulėno testinio asmens puslapį užsakymo ir atnaujiname informaciją. Tai, kaip matome, dokumentas atėjo, atsakymas atėjo ir jisai jau yra informuotas apie teigiamą sprendimą priimtą. Ir paslauga, kaip matom, įvykdyta. Įvykdymas baigtas. Tai būtų su šita paslauga demonstravimas. Dabar aš dar parodysiu, kaip darbas vyktų su kita paslauga. Ir ten pademonstruosiu šiek tiek kitus funkcionalumus jūsų dokumento valdymo sistemos. Tai mes dabar rodysim to jaus. Aš perjungsiu. Antra. Taip, tai antra paslauga, kurią mes demonstruosime, tai yra leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas. Kas gali būti pareiškėjai šios paslaugos, tai vadovai juridinio asmens, arba įgaliotas asmuo, arba fizinis asmuo. Ir mes paprašome apmokėti, išduodant leidimą, duplikatą arba išduodant patikslintą leidimą. Tai yra mūsų pareiškėjas jau turi užsimokėti paprašydamas šitų leidimų, suformuojama jam pateikiant paraišką mokėjimo užduotis. Ir koks formatas numatytas, tai įdiegus šitą paslaugą, tai popierinis leidimas išduodamas arba popierinis raštas ir pateiktis jis gali rezultatus gauti registruotų paštu arba atvykus į pačią savivaldybę. Kaip matome, pranešimas vispui numatytas yra tik tai, kada mes panaikiname leidimą vežti, jo galiojimą, kada panaikinam. Kitu atveju jūs turėtų atvykti atsimti rezultato paštu, pasimti rezultatą paštu arba atvykęs pats. Vėlgi, turbūt jums aktualu, kokie duomenys šiuo atveju yra renkami iš registrų. Tai Vispas, gavęs tokį užsakymą, automatiškai kreipiasi vėlgi į gyventojų registrą arba juridinių asmenų registrą, priklausomai nuo to, kas yra mūsų pareiškėjas fizinis asmuo ar juridinis asmuo. Šiuo atveju mes turim fizinį asmenį, tai vėlgi patikrinamas, ar toks asmuo egzistuoja, yra toks kodas ir tada pagal kodą iš registro surenkama informacija apie šitą asmenį. Kaip matom, pavardė, gimimo data, gyvenama vieta, vardas, pavardė ir taip toliau. Taip pat buvo realizuotos integracijos su informacinė mokesčių sistema, mokesčių inspekcijos sistema. Tai kas yra tikrinama ir kokie duomenys surenkami. Mūsų fizinis asmuo, norėdamas gauti štai šį leidimą, jisai turi turėti individualios veiklos pažymėjimą. Tai ten įvedus paslaugos gavėjo duomenys formoje, automatiškai pasikreipiama į šią sistemą ir surenkama informacija iš sistemos apie jo veiklos pažymėjimą. Toliau dar yra kreipiamas į kelių transporto priemonių registrą, tai vėlgi pagal kodą sutikrinama jau automobilio duomenys ir transporto priemonės identifikacinį numerį.
Ir visą tai jums siunčiama suformuojant išrašus. Taip pat dar paminėčiau, kad ši paslauga vežti keleivius taksi yra gana specifinė vienu atveju, jeigu mūsų pareiškėjas nurodo, kad jis nėra registravęs transporto priemonės Lietuvoje arba jinai yra išregistruota. Tokiu atveju mes automatiškai suformuojame jam užduotį tą transporto priemonę įregistruoti kelių registroje ir ją apdrausti. Taigi mes išduodame kaip ir tokį tarpinį rezultatą, ketinimą išduoti pažymą ir tada išsiunčiame šitas duomenis, perduodame jau kelių transporto priemonių registrui. Tai tokia informacija taip pat perduodama į patį registrą jau iš VISPO. Tada grįžtame atgal ir pademonstruosiu, kaip teikiama šita paslauga jūsų dokumentų valdymo sistemoje. Tai mes tada susirandam visų pirma šitą paslaugą. Taip. Kažkodėl tai sistema šiek tiek stringa. Gal mes pabandykim šiek tiek kitaip paieškoti. Štai, o čia kažkodėl iš karto ją rado. Tai užsakom. Vėlgi pasirenkam savivaldybę. Čia mūsų pareiškėjas pasirinks, mes pasirenkam, kad į Lapės užsakome šitą paslaugą. Mes pasirenkam išduoti leidimą. Tarkim, įregistruota Lietuvoje. Čia suvedam numerį, pagal kurį tikrins registras transporto priemonių. Kaip mes atsigimsime leidimą, tai tarkim atvyksime patys į savivaldybę, įregistruotų paštu, tai mūsų paprašyto nurodyti adresą, galim dokumentus įkelti ir užsakom. Taip, dar neužpildėm vieno lauko. Taigi, užsakom, pasitikrinam, viskas tvarkinga. Taip, ką mes matome toliau? Pareiškėjui šiuo atveju rašo, kad užsakymas yra pateiktas, bet reikalingas apmokėjimas. Tik aš kaip ir jau minėjau, dalis paslaugų yra mokama iš anksto, pateikiant
prašymą, dalis mokama, kaip mes priėmėm sprendimą, tai aš kaip mes priėmėm sprendimą jau parodžiau, kaip prašome apmokėti. Šiuo atveju pareiškėjas susimoka užsakydamas. Štai susiformavo apmokėjimo užduotis pareiškėjui. Ir vėl mes naudojam emuliatorių testinėje aplinkoje. Atnaujinam duomenis, kad jie pereitų į dokumentų valdymo sistemą. Štai matome, jau pirminis apmokėjimas įvyko ir mūsų užsakymas yra nagrinėjamas. Dokumentų valdymo sistema perduota. Tai mes vėlgi jungiamės į labis ir ieškome tarp užduočių, vykdomų užduočių ir išsirinksime naujausią atėjusią užduotį. Taip, tai kaip matome, užsakymas atėjo į mūsų dokumentų valdymo sistemą. Štai prieš 1 minutę prašoma išduoti leidimą vežti keleivius. Atsidarome per užduotį dokumentą ir vėlgi matom tą mano jau pristatinėtą langą, pagrindinę informaciją apie paslaugą matome. Ir toliau dirbame jau per rezultatus ir per dokumento kortelę. Tai mes tada vėlgi einam į patį dokumentą, į jo kortelę. Kaip matome, dokumento būsena jau rodo apmokėtas. Tai čia visa informacija apie mūsų gautą užsakymą. Jis yra apmokėtas ir jau mokėjimo informacijoje matome, kad užsipildė visi mokėjimo langai. Apmokėta 35 eurai. Mokėtojas Mindaugas Mikulėnas, payment complete. Taigi, kaip ir mes galime turbūt suteikti paslaugą, prisegti štai failai, išrašai, kuriuos mes galime pasižiūrėti. Bet aš dar pademonstruosiu kitą funkcionalumą, kad jau parodyčiau viską, kokie veiksmai nauji atsirado dirbant su elektroniniam paslaugom. Tai šiuo atveju, tarkime, mes norime paprašyti patikslinti dokumentus, nes mums trūksta kažkokios tai svarbios informacijos, mes negalim dar išduoti leidimo. Vėlgi mes spaudžiame visus norėdami tikslinimus, apmokėjimus siųsti šitą dokumento lazdelę sukūrimo, išsirenkam elektroninės paslaugos ir spaudžiam išsirenkam patikslinimą. Vėlgi išsiuntus patikslinimą mes jį galėsim bet kada atšaukti, jeigu būtų toks poreikis. Vėlgi galime kelis patikslinimus išsiųsti vieną po kito, yra tokia galimybė. Tarkim, mes prašome patikslinti. Vėlgi labai paprastai išlenda mums komentarų langas. Ir čia mes rašome tiesiog žinutę, kągi mums reikalinga tikslinti. Tarkim, prašau, nurodykite, iki kada jūs planuojate vykdyti taksi veiklą. Ir tada mes formuojam užduotį, iki kada jisai turi atlikti patikslinimą pareiškėjas. Tai tarkim, mes duodam jam savaitę patikslinti. Taip, tai kolega informavo, kad šiek tiek ryšys nutrūko, tai dabar lyg ir geriau, tai tęsime. Tai mes suformavom patikslinimo užduotį, vėlgi labai paprastai saugoti, uždaryti ir šitas mūsų prašymas, užduotis jau iškeliauja į Vispą. Kaip matom, čia dar būsena nepasikeitė, tiesiog reikia iš naujo išeiti iš užduoties ir vėlgi ją įeiti, kad šita dokumento būsena atsinaujintų, bet mes galime vėlgi padaryti tai ir per įvykių žurnalą, tai galima atsidaryti tiesiog administravimas, įeiti į įvykių žurnalą ir pasižiūrėti, ar mūsų patikslinimas iškeliavo. Kaip matome,
tikrai taip įvyko, create pranešimas ir tai išsiųstas objektas matomas. Toliau mes vėlgi persijungiam į pareiškėjo sritį ir žiūrime, kaipgi atvaizduojama pas mūsų pareiškėją pateiktas prašymas patikslinti. Kažkodėl dar neatsinaujina vis. Taip, kažkodėl neatsinaujina pas pareiškėją prašymas patikslinti. Tai mes galime vėlgi keliauti į užduotį ir pasižiūrėti. Įvykdomas užduotis einam. Į tą pačią užduotį nueinam. Rezultatus, atsidarom kortelę. Kaip matom, būsena yra pasikeitus, tiesiog turbūt vėluoja transliuojant vaizdą informaciją. Tai reikia turbūt šiek tiek lukterti. Taip, tai matome, kad šiuo metu jau į Vispą atkeliavo užsakymo tikslinimo užduotis, susiformavo ir matoma pareiškėjų ir mes galime atsidaryti. Ir spausti ant užduoties ir patikslinti. Štai, pagaliau atsidarė užduoties tikslinimo laukai. Ir štai čia matome mūsų išsiųstą žinutę, kad iki kada mes nustatėme patikslinti duomenis ir mūsų perduodamas tekstas, kągi reikia patikslinti. Tai pareiškėjas gali patikslinti laukus, jeigu mes žinutėje paprašom, kad mes prašom patikslinti vieną iš laukų, tai pavyzdžiui, ar adresą, ar apie transporto priemonės kažkokias tai duomenis, kurie va štai čia buvo užsakymo lange pateikti, tai mes žinutėje nurodysim, kurias tas laukus prašom patikslinti. Jisai galės čia ir koreguoti. Mums bus tiesiog suformuotas naujas jau patikslintas užsakymo dokumentas, kurį galėsim pasilyginti su pirminiu. Toliau, štai čia pabaigoje jau pačioje matome atsakymo institucijai lauką. Tai čia jau mūsų pareiškėjas gali tiesiog atsakyti į prašymą patikslinti, jeigu mes paprašym kažką tai papildomai pakomentuoti, o ne keisti laukus. Tai pavyzdžiui, atsakau, patikslinu, kad veiklą planuoju vykdyti 2 metus. Ir čia galim dar prisekti papildomai kažkokius tai dokumentus, jeigu būtų poreikis. Tarkim, prisegam kažką tais, patikslinimas dokumentą. Ir tada spaudžiam sutinku. Patvirtinam užduotį.
Atnaujinam duomenis. Kaip matome, patikslinimo užduotis įvykdyta ir užsakymas nagrinėjamas, reiškia jisai perduotas atgal vėl į mūsų dokumento valdymo sistemą. Tai mes jungiamės atgal į Labis ir grįžtame vėl į tą pačią vykdomą užduotį. Tai dar paminėčiau vėlgi, kad jūsų patogumui diegėjas čia taip sukonfiguravo, nustatė, kad visi gauti nauji dokumentai susiję su ta užduotim, ar tai tikslinimas, ar tai būtų mokėjimas, jūs gausite, vykdytojas, kuris priskirtas vykdyti šitą užduotį, gaus elektroniniu paštu informaciją apie užduoties atsinaujinimus, papildomą informaciją ir jis tiesiogiai turi nuorodą ir gali patogiai labai įeiti. Tai šiuo atveju mes eisime į užduotį, bet dar paminėtina, kad visi patikslinimai kažkokie tai naujai registruojami kaip nauji dokumentai atkeliaujantis ir turi jau atskirą numerį, bet jie yra užduotyje visi kartu susiejami. Tai keliaujame į užduotį. Vėlgi pažįstamas vaizdas, keliaujame į rezultatus ir kągi mes matome. Matome, kad atsiranda naujas dokumentas, atsiranda naujas kortelės numeris, štai čia šiek tiek vėlesnis. Tai mes galime atsidaryti ir pasižiūrėti. Čia bus informacija apie patikslintą prašymą jau. Štai čia matom pastabose persidavė mums perduota žinutė, ką mums pareiškėjas parašė. Štai net ir naujas dokumentas yra prisektas patikslinimas ir mes jau galime vykdyti dokumentų patikrinimą štai iš naujo atsiradusio dokumento. Tai tarkim, mes jau patikrinom, visi duomenys tvarkingi, apmokėta mūsų paslauga ir mes priimame teigiamą sprendimą išduoti. Tai, kaip minėjau, galima tai padaryti čia per lazdelę ir sukurti dokumentą šio pagrindu eiti ir tiesiog spausti atsakymas. Arba mes tai darome tiesiog iš užduoties pačios kortelės, nes taip yra patogiau, užduotis turėtų automatiškai užsidaryti. Tai svarbu paminėti, štai čia mes dabar matome dvi korteles ir atsakymus kūrėme štai čia, sukurti dokumentą ir diegėjas yra taip sukonfigūravęs ir nustatęs, kad mes atsakymą galime kurti tik tai iš paskutinio dokumento, tai iš patikslinto dokumento, svarbu pasirinkti vėliausią, nes jeigu mes kursime iš ankstesnio, tiesiog mums sistema neleis. Tai mes kūrėme iš paskutinio, spaudžiame atsakymas. Štai užpildome vėl atsakymo laukus, kągi matys mūsų pareiškėjas, tai tarkim, duodamas leidimas. Svarbu vėlgi nepamiršti pasirinkti teigiamas ar tai neigiamas bus atsakymas į jo tipą, nes visą tai matys pareiškėjas, tai bus perduotama į visą informaciją. Ir čia galima vėlgi apačioje prisekti dokumentus, atsakymą patį. Ir kai mes jau pasirengę jį išsiųsti į viską, perduoti pareiškėjui, mes jį turime užregistruoti. Tai mes pasirenkame registrą kortelėje šioje ir tiesiog užžymime varnelę elektroninių paslaugų registras ir spaudžiame pasirinkti. Kaip matome, čia jau registro atsirado informacija, registracijos numeris bus automatiškai suteiktas, kada mes paspausime užsaugoti ir uždaryti. Tai mes čia turime tą funkciją, kada mes jau norime išsiųsti, užregistruotas jisai. Jeigu mes jo neužregistruosim, jisai neišeis į viską, nebus tenais matomas. Tai užregistravom ir spaudžiam saugoti, paleisti ir uždaryti. Viskas, mūsų atsakymas jau yra pateiktas, jisai iškeliavo. Tai mes galime pasitikrinti būseną arba pačioj kortelėje.
dokumento, jeigu jinai šiuo metu atsinaujins, dar jinai neatsinaujino. Tai galime tai pažiūrėti ir administravime, kaip jau rodžiau įvykių žurnale. Ir mūsų atsakymas iškeliavo. Taip, tai čia turbūt šita informacija ir yra. Pasižiūrime į vispą, turėjo ateiti atsakymas. Jungiamės į pareiškėjo sritį, atsinaujinam. Taip, tiesiog čia transliuojant ilgiau užtrunka, kol duomenys apsikeičia tarp sistemų. Tai šiek tiek reikia palaukti, bet tikrai atsakymas jau turėjo būti parengtas ir matomas. Taip, tai pagaliau suvaikščiojo duomenys ir jau mes esame gavę informavimą apie teigiamą sprendimą ir galime jau čia atsidaryti jį. Ir pasižiūrėti. Taip, tai Labis jums pateikė teigiamą atsakymą į pateiktą užsakymą. Tai tada mes baigėme šių dviejų paslaugų demonstravimą. Aš jums parodžiau jau turbūt pagrindinės tikrai naujas atsiradusias funkcijas, kaip dirbti su elektroniniam paslaugom. Tai ką dar galima būtų paminėti, užakcentuoti, kaip jau apibendrinant, kaip keisis darbas. Tai darbas, kolega tiesiog informuoja, kad trukinėja ryšys, tai šiek tiek lukterdam kelias minutės. Tai bandome tęsti, tada apibendrinant, ką svarbu prisiminti, ką žinoti svarbu, kaip vyksta darbas su elektroninių paslaugų užsakymu, kokie nauji funkcionalumai. Tai ką užakcentuočiau, kad mes visgi dirbame su užduotim, per užduotis, visas darbas vyksta per dokumento kortelę pačią atsidarius, apie naujas užduotis pasikeitimus mes tiesiog esame informuojami elektroniniu laišku, arba galime tiesiog užduoti savo stebėti, peržiūrėti jų būseną, vėlgi visus veiksmus. Ar tai būtų tikslinimas, apmokėjimas, ar tikslinimo atšaukimas, ar apmokėjimo atšaukimas, mes atliekame per dokumento kortelę, ten paspaudę lazdelę burtų naujo dokumento sukūrimo, elektroninės paslaugas išsirinkę, ten jums bus matomi visi variantai pasirinkimo. Kortelėje pačioje matysite informaciją apie mokėjimus. Jeigu jis atliktas, kortelė bus užsipildžius, jeigu jinai visiškai tuščia, tai reiškia, kad nemokama paslauga. Jeigu įrašyta tik tai suma matome, reiškia, mums reikia dar paprašyti apmokėjimo. Atsakymą vėlgi siunčiame iš dokumento kortelės, naują dokumentą pasirinkę ir atsakymas variantą.
Ir svarbus paskutinis momentas, tai yra užregistravimas elektroninių paslaugų registre, kad ši paslauga išeitų į VISPą ir pasitikrinti galime per būsenas pačioj kortelėje arba administravimas ir einam į įvykių žurnalą. Tai tokie būtų nauji funkcionalumai pagrindiniai atsiradę, tai ir su kitom paslaugom funkcionalumai tie patys išlieka, tiesiog gal informacija, kurią mums pateikė pareiškėjas, skirsis, bet ar bus ir iš registrų kitokia informacija surinkta, ar tai rezultatas kitokia forma išeis, bet tie funkcionalumai tie patys bus visom paslaugom. Ir kaip paslaugos atrodys, kokių duomenų prašoma, tai jūs gausite tikrai greitu metu, pateiks jums diegėjas dokumentų šitų paslaugų kūrimo, konstravimo jau elektroniniai erdvėjai. Tai tiek būtų tada šiandieną informacijos mokymų ir laukiam jūsų klausimų. Stengsimės atsakyti. Tai prašom klausti, jeigu kažkas neaišku dar. Klausimėlis, kas įvyksta su užduotimi, kuomet atsakymas yra užregistruojamas? Užduotis turėtų užsidaryti automatiškai arba ją mes galime uždarinėti patys. Tiesiog užbaigiam, uždarom užduotį ir laikome, kad jinai yra įvykusi. Paspaudžiam uždaryti, įvykdyta, štai čia. Įvykdyta ir jinai laikoma pabaigta, išsiuntus atsakymą. Tiesiog diegėjas informavo mus, kad automatiškai turi šitos užduotys užsidaryti išsiuntus atsakymą, bet kaip matom, dar tai nelabai vyksta, turbūt dar čia reikalingi tam tikri pakeitimai, tai rankiniu būdu galima uždaryti arba jinai užsidaro automatiškai. Laukiam dar klausimų. Galima klausti ir parašant žinutę. Kitas klausimėlis būtų, kaip surasti patikslinimą, jeigu nežinai patikslinimo datos? Vėlgi einam per užduotį, visi dokumentai yra susieti tarpusavį, galima eiti per dokumentus pačius, tai čia išsiskleisti dokumentai ir yra elektroninių paslaugų užsakymai. Tai aš jums demonstruoju, čia yra elektroninių paslaugų užsakymai ir čia yra registruojami visi dokumentai. Tai čia galime susirasti elektroninių paslaugų užsakymuose. Taip pat dar visi pakeitimai yra komunikuojami, štai čia pradžia, pranešimai. Tiesiog formuojamas pranešimas apie pasikeitimą vykdomose užduotyse, tačiau čia jų yra dabar labai daug testinėje aplinkoje prikurtų, dar neuždarytų, tai mes nematom. Bet pas jūs tikrai turėtų matytis tie atnaujinimai, apmokėjimai, nauji patikslinimai čia pranešimų lange. Ir kaip minėjau, dar jūs gausite elektroniniu paštu. Tai tikrai yra daug galimybių pasitikrinti. Pranešimų lange yra tiesiog vykdomos užduotis. Jeigu mes gauname tik tai vieną užduotį ir yra vėliau atnaujinama, kaip čia pasakyti, kaip rasti, pavyzdžiui, kaip pavyzdys būtų, vadovas žino, kad jo pavaldinys įsiuntė prašymą patikslinti paslaugą. Kaip jiems surasti tą prašymą patikslinti, kuomet jisai nežino datos, kada tai buvo atlikta? Vadovas išsiuntė prašymą patikslinti. Ne, ta prasme darbuotojas. Kaip vadovui patikrinti, ar jo pavaldinys įsiuntė prašymą patikslinti paslaugą? Čia, žinokit, klausimą reiktų diegėjui labiui užduoti, tai nežinau, man reiktų pasižymėti šitą klausimą. Mes turime dar labio ir atstovą čia diskusijoje, tai mes paprašytumėm labio atstovą pakomentuoti, kaip rasti vadovui prašymą patikslinti, ar tikrai pavaldinys įvykdė. Tai ar labius gali įsijungti? Taip, galiu įsijungti.
Taip. Tuomet reikia susirasti tą dokumentą, tada įeiti į dokumento kortelę ir pažiūrėti dokumento komentarus. Gal galime nueiti? Taip, dokumentai, surasti tą užsakymą, paslaugų užsakymai, arba galima per užduotis. Taip. Per užduotis gal einam. Vykdomas užduotis. Taip. Rezultatai toliau. Kortelę. Paspaudžiam burtų lazdelę. Taip. Ir Kur? komentarai. Ai, tai vat, komentaruose galim pasižiūrėti, kaip sakėt. Visus patikslinimus, mokėjimų prašymus, visus matyti čia. Kadangi čia nėra, tai tuomet mes ir nieko nematom. Taip. Tai vat per komentarus reikia per burtų lazdelę ir komentarus. Galima per susiję dokumentai dabar vat pasižiūrėti. Įeikite dar kartą, prašau, į kortelę. Taip. Į kortelę. Susiję dokumentai ir... Padarykite tą susijusį dokumentą. Ta antrą, ne pirminė. Čia antras tai tik leidimas. Į pirminį tai yra. Ir dabar į komentarus. Čia apmokėjimo buvo paprašyta šiuo atveju. Taip, šiuo atveju. Jeigu būtų patikslinimų, tai čia būtų ir patikslinimas. Dėkui. Aišku. Ar būtų dar klausimų? Tai dar laukiame šiek tiek, jeigu būtų norinčių paklausti. Kažkas dar buvo klausęs, ar galima peržiūrėti šitą įrašą, gauti mokymus ir peržiūrėti rytoj. Tai dar informuoju, kad viskas buvo įrašyta ir jums bus pateikta nuoroda, kaip šitą įrašą susirasti. Ir kas nedalyvavo ar nori dar kartą peržiūrėti, galės peržiūrėti. Tik dar gal šiek tiek papildomos informacijos. Tiesiog mes šiandien parodėm gyvai, bet taip pat yra parengti atnaujinti Labio vadovai. Ten yra atskiras skiltis, kaip teikti elektroninės paslaugas. Ir šitie funkcionalumai, kuriuos aš jums demonstravau, ten yra labai aiškiai žingsnis po žingsnio aprašyti, tai tikrai galima tuo vadovu vadovaujantis visus veiksmus labai paprastai ir lengvai atlikti. Tai kaip matau, klausimų jau nebegaunam, rašo savivaldybės, kad klausimų neturi, klausiančių vėlgi nėra, nematom. Tai dėkui. Kažkas dar vyksta. Dar momentas vienas. Tai tikrai daugiau klausimų nėra, tai dėkui visiems už dalyvavimą. Tikiuosi, demonstracija pavyko sėkmingai. Išmokote naujus funkcionalumus. Ir tada labai dėkui visiems už dalyvavimą ir sėkmės jau dirbant su paslaugom realiom.